Liberalūs pokalbiai. Gerbėmieji, aš turiu Jums pasakyti blogą žinią. Autokratijų pasaulyje yra 91, demokratijų 88. 72% pasaulio gyventojų gyvena autokratijos. Ką reiškia partija, jeigu nėra racionalumo? Kas tai per grupė, partija, kurioje nėra racionalumo? Šiaip tai mafija, tai šutvė. Ar ne? Hebra susirinko, racionalumo nėra, o kas tada yra svarbu? Lyderis. Net tų demokratinių valstybių, 88, kaip Petras sakė, gretose, kiek iš jų yra liberalių demokratijų. Nes, pavyzdžiui, geriausias pavyzdys Orbanas ir jo šūkis mes kūrėm demokratiją, bet jinai yra iliberali. Kai Kremlius, pavyzdžiui, kūrė vizijas, tarkim, apie Lietuvą, tai jie turbūt įsivaizduoja, kad Sakartvelo pavyzdys jiems yra geriausias. Ne Ukrainos pavyzdys, kur ten kraujas iki kelių ir, žodžiu, kažkoks marazmas begalinis, o taikus Sakartvelo kelias. Tai reikia surasti tik tai žmogų Lietuvoje, kuris būtų pakankamai energingas ir nepasiduotų provokacijoms skristi pas Iloną Maską nemokamu lėktuvu. Liberalūs pokalbiai. Sveiki, čia Jonas Vitkauskas ir jūs klausotės liberalių pokalbių. Šiandien liberalios demokratijos pasaulyje išgyvena krizę. Vis daugiau piliečių jaučia nusivylimą ir nepasitikėjimą politikais, o autoritariniai režimai dažnai atrodo patrauklesni dėl savo tariamo efektyvumo. Ar politikai pasidavė cinizmui, ar mes piliečiai praradome tikėjimą? Šią dilemą analizuosime kartu su filosofu Gintautu Mažeikiu, Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi ir politologų instituto Liberalis direktoriumi Raimundu Lopata. Labą dieną. Tai malonu jūs matyti, nežinau, nuo kurio čia dabar, bet turbūt gal reiktų pradėti nuo veikiančio politiko, nuo Petro ir paklausti vis dėlto, ar yra tas kažkaip nepasitikėjimo klausimas aktualus politikais? Aš manau, kad visos koncepcijos yra bandomos realiu laiku ir pastoviai. Liberali demokratija, nors atrodytų, yra konstitucinė savoka visose demokratinėse valstybėse ir visi mes pagal nutylėjimą iš esmės pritarėme tai politiniai sistemai, kurioje gyvenam, bet matot, tie laikai, kuriuose mes šiuo metu esame, nebūtinai jau yra tokie, sakyčiau, užtikrinti ir viskas taip jau garantuota, kas buvo vakar, bus ir rytoj. Ką aš turiu omenyje? Matot, liberali demokratija tai pirmiausia sistema, kuri patiria labai didžiulius iššūkius iš išorės. Kodėl? Todėl, kad štai peržiūrėjau paskutinę statistiką, kuri mane irgi, turiu pasakyti, savotiškai šokiravo. 25 metai pasirodo yra, savotiška riba. 25 metais demokratijų ir autokratijų santykis anksčiau buvo demokratijų pusėje. Nuo 25 metų, gerbėmieji, aš turiu Jums pasakyti blogą žinią. Autokratijų pasaulyje yra 91, demokratijų 88. Jeigu pažvelgti jau į santykinius skaičius, tai 72% pasaulio gyventojų gyvena autokratijos. O tai artėja 6 milijardų. Tai štai jums, aišku, bazė iš tų valstybių, kurios yra suinteresuotos liberalios demokratijos menkėjimu, principų paneigimu, yra augantis. Tos autokratijos yra labai išradingos. Jos tikrai nestokoja resursų, intereso ir priemonių veikti mūsų vidinį gyvenimą. O antras dalykas, kuris yra mums pastoviai primenantis, kad kalbėti apie liberalią demokratiją tai nėra kažkokia nuobodybė arba, jau tapo taip, kaip sakyti, nulaižyta frazė, kad jau nėra apie ką čia pasakyti. Tai vidinis populizmas. Tai žinoma, ir dėl tų autokratijų spaudimo, ir dėl populistinių jėgų pastovios kaitos,
tiek į radikalią dešinę, tiek į radikalią kairę ir panašiai, su įvairiomis interpretacijomis, su įvairiausiais ideologiniais pamušalais ir priežastimis ir, galima sakyti, nacionalinėmis savybėmis. Mes pastoviai jaučiame tą dalyką. Lietuva nėra išimtis. Pertrauksiu tikrai ir paklausiu, o tai kas kaltas? Kas čia? Kas iš kur čia? Kodėl čia taip? Jonai, nieko nėra pastovaus ir, galima sakyti, garantuotų į gyvenimą. Gyvenimas yra labai įvairus. Štai kalbame apie kažkokį saugumą ir panašiai ir taip toliau. Kaip galim kalbėti apie jau atrodytų nusistovėjusias saugumo savokas, kada, pavyzdžiui, vienos valstybės ekonomiškai menkėja, kitos auga, tos, kurios auga, turi kitas priežastis, motivacijas, pavyzdžiui, veikti saugumo situaciją. Kitaip sakant, gyvenimas tiek nacionalinių lygmenių, tiek regioninių, tiek ir globalių yra labai labai dinamiškas. Ir visa tai atneša mums poreikį apie tai visą laiką kalbėti. Liberalios demokratijos supratimas, tarp kitko, štai tą jums sakiau statistiką. Netgi Jungtinės Amerikos valstijos, kas įdomu, buvo, reiškia, apibūdintos kaip politinė sistema su augančiais ir stiprėjančiais autokratiniais požymiais. Nu, žinant Trumpo pasisakymus, jo administracijos, reiškia, norą uzurpuoti, reiškia, Kongreso ir Senato sąskaitą ir panašiai. Kitaip tariant, vieno politiko iškilimas ir tapimas, na, sakyčiau, tokia nacionalinė žvaigždė, kaip jie dažniausiai nori būti, jau yra didžiulis iššūkis ir mes negalime nuspėti, kas laimės rinkimus ir su kokia pagaliau ateis retorika ir politinė programa. Bet aš tada, Gintauto, noriu paklausti, iš tiesų gal žmonėm, na, kaip sakyti, smagiau girdėti melą, girdėti, na, kaip sakyti, vizijas tam tikras, negu kad, na, kažkokį tai tikrą faktą. Nes aš kaip suprantu, pavyzdžiui, kad ir tas pats Trumpas, jisai pakankamai ten daug pašneka tokių vėjų, bet jisai patinka žmonėm. Nesakyčiau, kad visiems žmonėm ir pirmiausia. Ir antras dalykas, tas apibendrinimas, kad visiems žmonėms kažkas patinka. Čia ir yra problema, kad nebėra tokios, sakykime, būklės, kurią pavadintumėm visi žmonės. O ta, sakykime, dalykas, kai mes įvardėjame tauta, tai veikiausiai yra tokių elito konstruktas, kuris vėliau per žiniasklaidą yra perduodamas tą kalbą kalbantiems žmonėms ir bandoma juos įtikinti, kad jie yra tarpusavį susiję arba kad jie turi bendras vertybės ir praktiškai niekada nebandoma patikrinti, ar jie tiki šitomis vertybėmis. Įsivaizduokime tokį dalyką, kad dabar būtų kuriamos Jungtinės valstijos, tai yra dabar tik tai jungtųsi ir bandytų pasirašyti atskiros valstijos sutartį, ar atsirastų Jungtinės valstijos. Aš labai stipriai abejoju. Manau, kad atsirastų daugybė valstybių autoritarinių, galbūt kai kurios demokratinės, o kai kurios net kariautų tarpusavyje ir niekada nebebūtų taikos. Čia yra masinės demokratijos problema ir masinė demokratija, kaip Elon Musk visai, sakyčiau, ciniškai, bet teisingai nurodė, kokią norim nuomonę, tokią ir sukonstruosim daugeliui. Todėl, kad žiniasklaida gali apriepti labai daug ir big data. Na, jeigu, sakykime, Brexito metu buvo vertinama, kad Cambridge Analytica gali padaryti kokių 6-8% įtaką, aš spėju 4% įtaką visiems Britanijos balsuotojams, ne visiems žmonėms, o tiems, kurie ateina balsuoti. Tai šiandien spėjama, kad ta įtaka big data su specialiom technologijom yra gerokai didesnė nei 4-6%. Ir tai reiškia, kad iš principo, jeigu nuomonė žmonių svyruoja 2-3%, žodžiu, o apylygiai kairiai dešiniai 50-50%, tai vadinasi manipuliacija tampa lemiančiu faktoriumi, pačiu svarbiausiu faktoriumi. Ir šitoje manipuliacijoje staiga pasirodo toks dalykas, kad išnyksta racionalus pasitikėjimas. Racionalus pasitikėjimas neįmanomas beveik todėl, kad žmonės neturi tokios pat kompetencijos.
ir be to yra abejojama žiniasklaida ir vienas kitą šmeižia, kad jo negalima racionaliai pasitikėti, todėl vietoj šito pasirodo ir vis stiprėja iracionalus, tai yra emocinis pasitikėjimas arba tas emocinis vedlys, kuris galėtų vesti mus kažkur. Kada liberali demokratija formavosi dar 18 amžiuje idėjos, jos visos buvo pagrįstos racionalumu, tai yra racionaliu autoritetu ir racionaliu supratimu. Todėl šiandien, sakyčiau, liberali demokratija yra susidūrusi su grandioziniu iššūkiu, kada tiesiog nereikėtų išbandyti masių, kad masės staiga nuspręstų liberalios demokratijos likimą, nes jos nuspręstų blogai šitą liberalios demokratijos likimą. Ir priemonių, tai yra, sakykime, tokių priemonių, kurios vadovautųsi būtent cinišku žvilgsniu, o ne mitu, kad tauta yra protinga, o žmonės supras. Tai tokių priemonių liberaliai demokratijai nėra sugalvota. Tai aš matau liberalios ne tik demokratijos krizę, bet ir augantį autoritarizmą ateityje. Bet kaip elitas dažnai vaizduojamas kaip toksai, na, sakysim, pikto siekiantis. Ar čia taip yra? Nu, kodėl dabar tas elitas turėtų, kad susigriebti daugiau tos valdžios? Kaip čia yra? Visoks elitas yra ir vieni nori to, kiti to. Sakykime, yra toks dalykas, kad anksčiau buvo tokios, sakykime, pagrindinės vertybės, tarkime, tauta, demokratija, tarkim, darbininkų klasė, apskritai klasė. O dabar tai gali būti, pavyzdžiui, viena grupuotė su interesais, antra grupuotė su interesais, ar net tai gali būti finansiniai interesai, tai gali būti kultūriniai, tai būti genderiniai interesai. Ir tie interesai antiek skirtingi ir kai kuriems masėms žmonių antiek neprieinami, nesuprantami, kad suvaldyti šitos įvairovės neįmanoma. O tas, kas vadovaujasi vienybės ideologija, šaukia, būsim tauta vieningi, Amerika vieninga, Lietuva vieninga. Tai paprastai visą šitą vienybės idėją, na jau nepaprastai, jau kurį laiką perėjo į autoritarinių, iracionalių lyderių rankas. Tai faktiškai, o kaip tada, pavyzdžiui, grėsmės akivaizdoje, tai tada grėsmės akivaizdoje taip ir mažėja tos demokratijos, taip išeina? Na, ne tik tai, kad mažėja, bet dabar įsivaizduokime, jeigu jūs pasižiūrėsite retoriką apie grėsmių ir atsparumo, tai atsparumo retorika, ta resilience, yra resilience ir visa šita retorika yra susieta su tuo, kad vienytis tautai, būti atspariai, vienytis tautai, būti atspariai. Šitie šūkiai iš esmės nenaudingi liberaliai demokratijai. Prisiminkime 91, 2, 3 metus pagrindinis šūkis buvo cultural diversity, kultūrinė įvairovė. Po to pasirodė multikulturalizmas. O dabar atsparumas. Matai, kad nedaug dievė mes būsim įvairūs ir nedaug dievė būsim skirtingi. Ir iš esmės tada užčiaupiamas įvairovės balsas, jie bijo atstovauti, jie bijo išeiti ir ginti, slepiasi. O ir pasirodo tie, kas nori apginti iracionalią vienybės idėją. Tada tokiu atveju liberali demokratija, aišku, kad patiria krizę. O tai tada Raimundo gal paklausiau, vis dėlto, pamečiau klausimą pakeliui, begalvodamas. Norėjau vis tiek paklausti, tai tada galbūt liberali demokratija buvo būtent su savo įvairovė ir su visu tuo buvo perlenkta į šiek tiek per dideli, per greiti pokyčiai buvo ir dabar yra tokia atatranka. Sprandžina atšoko ir nuo tos demokratijos mes dabar keliaujam į autoritarizmą. Ar čia yra tik tai baimė, kad kažkas atsitiks blogo? Na, aš manau, kad viena iš pagrindinių problemų, mums gal šnekantis, gal diskutuojant gatvėse ir panašiai, vis dėlto yra liberaliosios demokratijos apibrėžtis. Aš prisimenu, kai praeitoj kadencijoje teko koordinuoti Lietuvos strateginės vizijos Lietuva 2050 parengimą, buvom prie tokio taško, kad tuometinė opozicija sakė atsisakysianti balsuoti už šią viziją todėl, kad tekste yra
pastoviai vartojama savoka liberalioji demokratija. Ir šiuo atveju jie manė, kad liberalioji, ta pirmoji savokos sudėtinė dalis, yra skirta liberalų reklamai. Tai šitą reikia pamiršti, Tai nes... kaip ir mūsų liberalūs pokalbiai mums sakė, kad mes liberalų reklamai skirti. Taip. Tai tą reikia pamiršti, ta prasme, kad liberalai iš tikrųjų yra prisidėję prie liberalios demokratijos, taip sakant, genezės ir jos kūrimo, bet nežaidė pagrindinių smuikų. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip atsirado liberalioji demokratija, tai daugiausia konservatorių ir socdemų dėka. Tai šitą momentą yra labai svarbu turėti omeny, nes, kaip mes sakom, liberalioji demokratija, ką mes turime omeny, tai mes turim teisinės valstybės idėją, žmogaus teisės, valdžių atskirimą, galia politikų moralinę atsakomybę, na ir demokratinius rinkimus, reguliarius ir taip sakant, laisvus ir neklastojimus. Tai šitame kontekste dar vienas momentas yra svarbus, kaip mes, ir Petras minėjo, apie takoskyrą ir pusiausvyrą tarp demokratijų ir autoritarinių valstybių. Ta tendencija prasidėjo maždaug, sakant, į autoritarų pusę prasidėjo maždaug nuo 2012 metų, bet iškyla klausimas, net tų demokratinių valstybių 88, kaip Petras sakė, gretose, kiek iš jų yra liberalių demokratijų. Nes, pavyzdžiui, geriausias pavyzdys Orbanas ir jo šūkis mes kūrėm demokratiją, bet jinai yra iliberali, neliberalią demokratiją. Tada man dažnai pagaunu save galvojant, kai siūlo įvairias diskusijas tema populizmas prieš demokratiją, tai irgi yra nesusipratimas, nes populizmas yra demokratijos forma, tiesioginės demokratijos forma. Ir va čia iš tikrųjų ir atsiranda, žinai, kaip sakom, iššūkiai liberaliai demokratijai. Tai kas čia kam meta iššūkius. Mes suprantam tarptautinį kontekstą ir aiškias, apibrėžtas pagal konceptą ir pagal tikrovę autoritarinės valstybės, bet kaip mes sakom, populizmas, jis yra, taip sakant, iššūkis demokratijai, šnekam grubiai tariant, nesąmonės. Populizmas... Sutinkat, kad šitą populizmas, reikia būtinai išlaikyti populizmą tam, kad išlaikyti demokratiją? Noriu pasakyti, kad populizmas pats terminas šiuo metu yra pakeitęs savo turinį. Ta prasme, kad kai Raimundas kalba apie populizmą, tai įsivaizduojama taip, kad mes kalbėsimėm su visais žmonėmis ir žmonės mus supras. Ir kitas populizmas, tai šnekėsime populiarius dalykus, tai yra paviršutiniškus dalykus, nes žmonės kitaip mūsų nesupras. Atkreipkite dėmesį, du priešingi teiginiai. Vienas, aš sakau, kad kalbėsiu su žmonėmis ir jie mane supras. Jis yra, ko gero, toks pat iliuzinis, kaip ir aš šnekėsiu žmonėm visokius kabinsiu makaronus, nes vis tiek jie manęs nesupras. Ir abiem atvejais mes perlenkėme lazdą ir reikia įvertinti sociologiškai, politiškai vertinti visuomenės būklę ir kokios yra grėsmės tai visuomeniai. Žinoma, kad liberali demokratija įsivaizduoja taip, kad užtikrinti, pavyzdžiui, įvairių mažumų teisės. Pavadinkim šitaip. Užtikrinti įvairių mažumų teisės ir kad kiekvienas asmuo gali priklausyti, leisti savo priklausyti kokiai nors mažumai. Muzikiniai, genderiniai, nežinau, vegetariniai ar dar šunų mylėtojų ar dar kažkokie. Ta prasme, mes kūrėme įvairovę ir suteikėme jiems teisės būti atstovaujamiems ir ginti savo, sakykime, vertybės. Dabar susidurėme su tokia problema, kad čia ilgai nekalbėti, kad remintis būtent populistiniu dešiniuoju kalbėjimu, o gali būti ir kairiuoju kalbėjimu, gali būti atvestas bet koks autoritarinis lyderis, kuris panorės pašalinti mūsų liberalią arba įvairovės demokratiją.
Ir kas tada, ką mes tada tokių dalykų darysime? Aš taip įsivaizduoju, kad kai Kremlius, pavyzdžiui, kūrė vizijas, tarkim, apie Lietuvą, tai jie turbūt įsivaizduoja, kad Sakartvelo pavyzdys jiems yra geriausias. Ne Ukrainos pavyzdys, kur ten kraujas iki kelių ir, žodžiu, kažkoks marazmas begalinis, o taikus Sakartvelo kelias. Tai reikia surasti tik tai žmogų Lietuvoje, kuris būtų pakankamai energingas ir nepasiduotų provokacijoms skristi pas Iloną Maską nemokamu lėktuvu. Ir tada šitas žmogus iš principo gali pabandyti įtvirtinti Lietuvoje autoritarinę valdžią, tik tai jam tai reikia padaryti du dalykus: laimėti su partija, kuri suformuotų vyriausybę per Seimą, ir turėti konstitucinę daugumą, arba per koaliciją tokią konstitucinę daugumą, kurie priimtų tokias pataisas, kurios įtvirtintų naują autoritarinį režimą ilgam laikui. Ir aš nemanau, kad tai yra planas nepasiekiamas, kad mes turime priemonės arba mechanizmus Lietuvoje, kurių dėka mes galėtumėm nuo šito sakartveliško projekto apsiginti. Pasakyti, kad mes esam čia tokia tvari bendruomenė, kuri vieningai vienas su kitu palaikome ryšius, tai čia yra ne tik vaistas, bet ir nuodas. Nes vieninga visuomenė, kuri pasiduoda populistiniams šūkiams, ir yra ta visuomenė, kur galima padaryti Sakartvelo projektą. Kaip Petrai, jūsų nuomonė? Ne, čia labai geras buvo pastebėjimas iš Gintauto pusės. Nemanykime, kad mes esame pasiskiepiję nuo visko ir visam laikui. Jokių būdų. Dar viena, tarp kitko, vienas kriterijus, matyt, kurį reikia mums paminėti, tai valdoma žiniasklaida. Nes jeigu pasižiūrėti, tarkime, į tą kelią, kurio ėjo Orbanas, ar ne, o klausykit, mes sakom Sakartvelas. Sakartvelas, žinoma, žemesnė lyga. Jie nei Europos Sąjungoje, nei NATO, taip, transformacijų ekonomika, reiškia perinimo laikotarpio visuomenė, bet mes turime, klausykite, vakarų klubo pilnateisius narius, kuriais, kaip sakant, visiškai netikėti praktiškai neturi teisės. Tai vengrai, štai slovakai, arčiau linkstantis, tarp kitko, pastarieji teisės aktai, kurie yra pateikti Slovakijos parlamente, nu tai, klausykit, žingsnis praktiškai nuo Vengrijos ir dar toliau. Tai valdoma žiniasklaida. Ir Orbanas, ir Ivanašvilis visas tos dalykus pradėjo iš esmės arba instaliuodamas savo palankę žiniasklaidą, taip, jinai yra privačiose rankose, taip, jinai yra valdoma rinkos ekonomikos principais, viskas ten yra tvarkoj, bet draugai, kurie, kaip sakant, matyt, savaitgaliais nebūtinai tenai žirgynuose ar prie tvenkinių, bet kažkur kitur susitinka, susėda, ramiai aptaria, susidėlioja, supranta vienas kitą iš pusės žodžio ir panašiai. Tas pats kelias. Klausykite, Rustavi, pavyzdžiui, taigi pilnai yra dabar Ivanašvilio rankose. O kokia kova vyko? Ir tada sakėm, buvo raginimai, nesikiškite, čia yra grinai vidinis ginčas, kažkoks ekonominių tenai akcijų pasidalinimas ir panašiai. Nu, matot, koks buvo, ta prasme, primityvus, bet koks aršus buvo ir toliaregis projektas iš jų pusės žvelgiant, ne? Ir jie paėmė žiniasklaidą. Matot, gyvename labai individualizuoto pasaulio laikais. Kiekvienas vartotojas socialiniai medijoje gali susikurti savo, nežinau, vazonų, miško, sodų, tam tikrą aplinką ir eini vis giliau ir giliau ir giliau. Tave socialinis tinklas veda ir veda ir veda. Ir tavo įsitikinimai formuojami, aš sakyčiau taip, praktiškai kiekvienu prisilietimu prie ekrano. Kuo tu daugiau eini, tave tiesiog apsupa tas pasaulis, pateikia tau tą vaizdą, ko tu ir ieškai, ar ne, ir su daugeliu argumentų. Va, taip galima daryti, anaip, žiūrėk, kiek daug žmonių tą dalyką daro. Todėl iš tiesų nemanykime, kad mūsų skiepas 90 metų kovo 11-osios yra ateityje galiojantis. Reikia visą laiką pasitikrinti. Taip, laisvi rinkimai yra visą laiką išbandymas ir panašiai, bet tai yra pats, sakyčiau, lengviausias būdas ateiti tom jėgom, kurios turi tokį planą. Ir
matot, nebūtinai tai yra apie politiką. Tarp kitko, politikos tokiuose, reiškia, politinėse jėgose yra mažiausia. Jie kalba apie ekonomiką dažnai. Priežastys gali būti įvairios. Atsiminkime, kas buvo per COVID, ar ne? Kiek atsirado tenai visokių pogrindinių idėjų ir panašiai ir taip toliau, kurios subūrė visiškai naujas politinės jėgas. Nu, ne politinės, bet jėgas, kurios bandė ateiti į valdžią ir daryti įtaką. Todėl nemanykime, kad tai yra grinai politiniai projektai, tai yra labai dažnai susijęs su kasdieniu gyvenimu, tai ir ekonomika, ir, sakykime, ta aplinka, ir infliacija, ir kiti dalykai, bet jie yra visi panaudojami parodyti, kad liberali demokratija, žinot, yra, na, taip, išsisėmusi. Ir tarp kitko, jeigu pasižiūrėti plačiau, pavyzdžiui, nu, žiūrėkit, Kinijos režimas, nu, iš tikrųjų ištraukė iš skurdo milijardą, ar ne? Ir gali sakyti, kad ta politinė sistema turi kažkokį tai pranašumą prieš laisvą visuomenę. Ar ne? Nu, galime tokius daryti išvedžiojimus. Aišku, jie gyvena laisvo pasaulio sąskaitą, ta prasme, kadangi Kinijos ekonomika yra, na, sakyčiau taip, kiek jinai įsileidžiama, tiek jinai ir paima iš to laisvo pasaulio, iš laisvos rinkos ekonomikos, kadangi žaidžia truputį kitokiais principais. Bet nemanykime, kad tai bus kažkoks tai vien tik tai politinis projektas. Jis gali ateiti labai skirtingom platformom ir skirtingom priežastim. O kodėl jis iki šiol neatėjo vis dėlto, kaip jums atrodo? Nu, ta prasme, juk Lietuva koncentruota labai rinka, kalbant ir apie tą pačią žiniasklaidą ir kalbant, na, iš esmės, juk dabar ir anksčiau turbūt buvo vienas kitas toks žiniasklaidos oligarchas ir dabar turbūt ta koncentracija yra pakankamai didelė, bet kol kas neįvyksta. O kodėl? Jūs kalbate apie Lietuvą, Jonai? Jo, taip. Aš manau, kad vienas dalykas, mes galbūt turim, žvelgiant, pavyzdžiui, kodėl nėra Orbano, tokio ilgamečio Orbano. Orbanas jau yra, žiūrėkit, 4 rinkimus laimėjęs, ar ne? Mes Lietuvoje neturim nei vienos tokios politinės jėgos, kuri taip pat šluojančiai eitų tokį ilgą laiko tarpą. Aišku, ilga valdžia, sėdėjimas valdžioje visą laiką iškraipo ir sudarko, sakyčiau, vidinį, netgi politiko pasaulį. Įtikėjimas savo viršenybėm, kažkokiu tai antgamtiškumu ir panašiai ir taip toliau. Ir žinoma, susidaro ta interesus aptarnaujančių, reiškia, veiksmų visuma, nes aplink tave paima ir, reiškia, apspinta visi tie, kurie nori kartu gyventi ir mato tam tikrą, na, sakykime taip, ateitį kartu su tavimi. Jie žino, kad tu gali jiems duoti galbūt ir taip toliau. Tai visa laimė, kad pas mus, sakyčiau, ta pluralistinė politinė sistema veikia daug tobuliau. Nebūtinai jau, kaip sakyti, išimtinai gerai, bet vis tiek tas valdžių pokytis Lietuvoje, nors ne visiems patinka, pralaimėti niekam nemalonu, bet aš manau, kad tai yra savotiškas vaistas apsisaugant nuo tokių urbanizacijos reiškinių. Galima pratęsti, žinoma. Petro mintį, matot, tie reiškiniai, staigi perversija, staigus pasikeitimas politinio režimo, paprastai jau išbandytose daugiau mažiau liberalios demokratijos nevyksta per vieną dieną. Na, Orbanas čia, slovėnai, slovakai, čia kitos problemos, bet žiūrėkit, tas reiškinys, kuris paprastai yra vadinamas kaip nenormalumai virsta normalumais. Ar ne? Ir nenormalumai aš turiu omeny politinės demokratijos, liberalios demokratijos kontekste. Štai, ar galite įsivaizduoti? Dabar tapo jau normalu, bet nenormalu buvo tikėtis, kad antisemitai būtų valdančioji koalicija ir valdžioj. Nenormalu. Jie yra. Jau normalu. Pavyzdžiui, politikų moralinis kodeksas, ar ne? Sakykime, premjero Palucko istorija. Ar viskas čia tvarkoja? Ar su politinė kultūra čia viskas? Aišku, bet bus kaip bus, normalu. Mes galim su akcijom elgtis politikai taip, kaip elgėsi Paluckas. Arba, pavyzdžiui, čekiukų garsioji istorija, ar ne? Bus normalu, kaip Seimas priims, taip sakant, čekiukų išlaisvinimo pataisas baudžiamajam kodeksui. Bus normalu.
Didžiausia problema, kai prie tokių nenormalumų, kurie tampa normalumais, pritampa, taip sakant, arba sutinka su tuo visuomenė. Bet čia yra problema. Ką čia padarysi maždaug ir gyvenam toliau. Tai vat, tas abejingumas cinizmui, politiniam cinizmui, greunančiam liberaliosios demokratijos pamatus yra turbūt pats negeriausias, siaubingiausias dalykas. O žiūrėkit, partijų vaidmuo Lietuvoje, kaip vis dėlto, ar jų vaidmuo nesilpnėja, ar jos pačios nesilpnėja ir apskritai, ne tik Lietuvoje, bet turbūt ir pasaulyje, apskritai partija kaip darinys, kaip politinis vienetas. Kas čia galėtų pakomentuoti? Jūs pažiūrėkite, kiek... Nebūtinai vien tik tai partijos yra, aš sakyčiau, tie politikos aiškintojai visuomenėje. Aš manau, kad jau politikai neturi monopolio. Politiką daro visi influenceriai, daro pavienės asmenybės, grupės jų ir panašiai, nesvarbu, regioninių ar nacionalinių lygmenių ir panašiai. Aš nematau jau partijų monopolio, kaip sakyti, garantuoto ateityje. Ir ta kaita, žinoma, aš nekalbu tik tai apie kartų kaitą, bet apskritai naujų atsiradimas ir senų išnykimas, aš manau, bus labai dinamiškas procesas. Ta prasme, tikrai tos klasikinės politinės partijos, jos, aš tikiuosi, išliks, bet tame tarpe, sakyčiau, jų tarpuose bus labai daug kitokio pobūdžio politikos veikėjų, iš tikrųjų, ir nenori reikės dalintis su jais vietas ir panašiai. Todėl, kas čia gali žinoti, kaip bus, Jonai, turėdamas tinklalaidę, jau gali pretenduoti ir vystyti savo rinkėjų, masę, kažkokį tai aplinką ir panašiai ir taip toliau. Turėsi politinių ketinimų. Jau viskas galima, kaip sakyti, dėlioti tam tikrus dalykus ir tai yra labai, kaip sakyti, įtakinga priemonė, nes žinome, kokiam technologinėme lūžyje mes visi esame. Tada Gintauto paklausiau, iš tiesų, ir įvairovė. Partijų nėra, influenceriai, visa kita ir visi įvairūs ir viskas ir niekas tada nieko nepadarys mums blogo. Pirmiausia, prisiminkime ir vėl, kad kada bręsta liberalizmas ir liberaliosios idėjos, beje, kaip ir socializmas lygiai taip pat, net ir konservatizmas, tai pradžioje dar 18-19 amžius vadovaujasi racionalumo idėja. Tai vadinasi, išsakome savo argumentus, formuojame savo programas ir taip atsiranda partijos. Partija yra žmonių grupė, kuri yra suvienyta bendro manifesto, bendros programos, bendrų idėjų su tam tikrais niuansais. Prasideda frakcijos, ginčai ten, bet vis tiek yra tam tikras pagrindas. Ką mes šiandien matome, tai ištirpimą šito pagrindinio teksto. Ta prasme, kad jis tampa antraeilis, jis tampa vis mažiau reikšmingas ir kada klausi kokios nors partijos, kurie bando ateiti į Seimą, ar jūs turite programą, sako, kam jums ta mūsų programa ir iš vis turim tik 1,5 puslapio. Tai reiškia, kad atsirado toks idėjinė devalvacija racionalumo. Racionalumas nebesvarbus. Ir tada klausimas toks yra, o ką reiškia partija, jeigu nėra racionalumo? Kas tai per grupė, partija, kurioje nėra racionalumo? Šiaip tai mafija, tai šutvė, ar ne? Hebra susirinko, racionalumo nėra, o kas tada yra svarbu? Lyderis. Ir iš esmės aš čia jau mesiu akmenį į daržą, kur ir pats dirbu, tai yra lyderystės studijos. Lyderystės studijos, kurios 99,9% Lietuvoje kalba, kaip tau tapti lyderiu, bet nekalba apie tai, kokia yra racionali programa ir kokią racionalią programą tu gali atstovauti. Ta prasme, ko reikia, kad būtum lyderiui? Charizmatinė asmenybė, ar ne?
turi būti populiarus, turi būti gražus, tu ten fotografuotis, tu mandriai kalbėti ir dar ten visokių subtybių prisimokyti. Taip, ir tinklalaidę turėti reikia būtinai. Jo, ir tinklalaidę galima turėti. Ir dar Akiniai ne paskutiniai vietoje. Jo, tai viskas ir lūpdažis gali būti ne paskutinėje vietoje. Bet niuansas yra tai, kad visoje šitoj dėlioniai estetiniai, estetika, politinė estetika, tai visoje šitoj politinėje estetikoje neliko vietos racionaliai argumentacijai. Tai pirmas. Aš nekalbu, kad programa tai vienintelis, kad turėtų būti vienintelė racionali programa. Ne, yra kairiųjų, yra dešiniųjų, yra liberalų, yra skirtingos politinės programos ir mes galime diskutuoti. Tai tos politinės programos devalvacija, auganti devalvacija ir ją pakeičiantis lyderystė, kuri kaip nuodas veda į priekį charizmatinius bepročius, tai yra visuomenės tokia tendencija, mes patys į tai investavome. Visa valstybė į tai universitetą investavo. Aš kartą Algis Mickūnas, filosofas, atvažiuoja į VDU dėstyti ir vedamėms jį su profesorium Daliu Jonku į paskaitą, žiūrim, stovi kokie 200 žmonių. O, sakom, visi, tai gal kas nors ateis iš jų mūsų pasiklausyti, įeinam į auditoriją, atėjo 5. O kur visi kiti 200? Lyderystės studijos. O nuėjo į lyderystės studiją. Ir tai reiškia, čia yra normalus parodymas, ką žmonės perka, į ką investuoja pinigus, į ką investuoja savo laiką ir ko jie tikisi laimėjimo būtent šitoje loterijoje. O kas yra aukščiausias prizas šitoje loterijoje? Tapti Orbanu Lietuvos. Čia jau būtų superinis prizas. Todėl, kad tada tu tampi valdovo. Tai čia yra ta blogoji istorija, į kurią tik tai investuok iš šalies ir beje labai gerai investuoti, todėl, kad tie visi savižudžiai lyderiai, jeigu tu juos investuoji už jų nesėkmes ir už jų tragedijas, tu neatsakai. Jie sugriauna valstybės racionalius projektus. Valstybei labai sunku racionaliai tampa kažką diskutuoti. Manęs, kai klausia žiniasklaida nuolat, tai labai retai būna klausimas apie racionalumą. Kieno nors racionalų. Visą laiką klausimai 90% klausimų apie beprotybės. Va tas padarė tokią beprotybę, komentuok. O šitas kitą durnumą padarė, irgi komentuok. Tai diskusijos racionalios nebėra, yra tik tai komentarai apie beprotybę. Nori, kad tave komentuotum, padaryk kokią beprotybę, tada Mažeikis tave komentuos. Ne, o čia ir yra bėda. Gal čia visuomenės problema? Aš pratęsiu labai trumpai Gintautą, ką jis nupiešė. Tai prisimenant, mums tuo metu, kai pasirodė ta savoka, atrodė, tarsi teisinga, bet kadangi mes dar nesusidūrė, tai ir nieko tokio. Aš turiu omeny Umberto Eko ir jo sampratomis apie takią visuomenę. Taki visuomenė. Jos problema racionalumo stoka. Kitaip tariant, takioje visuomenėje viskas yra įmanoma. Nėra užtvarų nesąmonėm. O nėra užtvarų, tą, ką Gintautas ir pabrėžė, racionalumo stoka. Ir dabar racionalumą, taip sakant, gražinti, tai mes vėl nukrypsim banaliai, mes švietimo sistema ir panašus dalykai. Labai svarbus daiktas, ką Raimundas pastebėjo. Ir racionalumas žmonėms yra suprantamas kaip banalu ir nuobodu. Todėl, kad šventė yra populiarūs lyderiai. Taip, bet iš kitos pusės yra nuolatinė kova dėl dėmesio visur, ir versle, ir politikoje, ir taip toliau. Ir tai, kaip tą dėmesį vieną kartą pašokiravai, antrą kartą jau reikia šiek tiek daugiau turbūt tam šokiravimui. Ne? Ir kaip Raimundas sako, kad daugiau normalumo tada reikia. Ar kaip čia? Taip ir yra. Tai aš manau, kad ne vienoje politinėje partijoje yra problemų su turiniu, ar ne? Bet tas tampa nesvarbu, svarbu, kad pasirodytų. Žiūrėkit, mes čia pafotografuosim, pafilmuosim, tu leptelsi kažką ir einam tolyn, bet, turinys. Bet tai bijo, o kodėl partijos bijo rizikuoti ir taip kalbėti, nes neklausysiu niekas, tiesiog, ne.
Yra atsakymas vienas, reikia auginti savo auditorijas. Juk racionalumas, anksčiau buvo manoma taip, kad racionalumas yra pats savaime, jo auditorija nesvarbu. O po to racionalumas prarado auditorijas. Dabar lyderiai turi auditorijas, o racionalūs argumentai, jų auditorijos yra nepaprastai menkos. Dažniausiai vertinamos 2-3%. Čia žiniasklaida sako, parašysi protingą straipsnį, tai 1% tik skaitys mūsų skaityti. Čia yra 1-3% laukia racionalumo. Kita grupė laukia mikso, gali būti truputį racionalumo, truputį popso, o sakyčiau apie 50% vien popso laukia. Ir tada klausimas yra toks, ar galime mes užauginti savo auditorijas. Ir auditorijas tokias, kad auditoriją savo reikia maitinti. Teatras, jeigu jisai rodo vieną ir tą patį spektaklį, įsivaizduokime, konservatoriai kartais mano, kad racionalus ir tada visą laiką pasakoja vieną ir tą pačią savo istoriją. Kiek tu gali žiūrėti šitą spektaklį? 2, 3, 30 metų tą pačią istoriją? Taigi išprotėsi. Tai vadinasi, savo auditorijai tu turi pateikti kažką tai tokio, kas būtų vertinga, ar ne? Tai tas racionalumas turi vystytis, argumentuoti, diskutuoti, turi būti svarstami. Kitaip tariant, auditorija gali būti užlaikoma ilgą laiką. Ir auditorijos saugojimas tai nėra vienas ir tas pats, kas partijos narių sakykime, solidarumas. Tai du skirtingi dalykai. Partijos narių solidarumas gerai, kad jis yra, jeigu jis yra racionalus. Bet vis dėlto balsuoja didžiosios auditorijos. Ne pilietinė visuomenė, kaip dažnai mes sakome, piliečiai balsuoja. Ne, šiandien balsuoja auditorijos, o ne piliečiai. Ir todėl auditoriją reikia savo užsiauginti. Tai ką dabar daryti, klausykit, Petrai, o čia gal dar noriu paklausti, gal vis dėlto čia, aš jau klausiau, aišku, tai, kad buvo per daug gal perlenkta į tą liberalizmo pusę tokią, bet dabar, pavyzdžiui, migracijos klausimai, gal irgi jie turi labai didelę įtaką čia pas mus. Ir žmonės tiesiog, dabar žiūrėkit, Trumpas atėjo, Orbanas tas pats, viskas čia yra prieš, dingo Petras. Jo, dingo. Gerai, gal prisijungs, tai tada tęsiam gal tada vėjo, aš taip galvoju. Vis tiek, Raimundai, tai tada kaip vis tiek pats nemažai pasisakai apie migraciją, tarp kitko, ir baltarusius, ir kitus tokius. Gal vis dėlto tai irgi neprisideda prie liberalizmo? Neišmokome suvokti, ką tai reiškia. Racionalūs argumentai už migraciją yra ir jų yra nemažai. Viena pradedant nuo demografinių problemų sprendimo, ką galim racionaliai įrodyti, iki darbo jėgos ir ekonomikos augimo. Negirdžiu. Bet atsiranda impulsai kitokie ir to kito svetimo, kaip čia pasakyti, atmetimas per se, tas būdinga lietuviams, kai vis dėlto daugiau uždarai tautai. Kita vertus, čia kalbėti apie migracijas svarbu turint ir, aišku, išorinį veiksnį. Pavyzdžiui, pasižiūrėkit dabar, kas vyksta su Cichanovskiais, paskutinis epizodas, kai buvo, taip sakant, paleistas iš kalėjimo Svetlanos vyras, atvyko į Lietuvą, apie tai paskelbė žiniasklaida ir taip toliau ir panašiai. Pažiūrėkit, kokie komentarai prasidėjo. Mes jau turim peticiją apie tai, kad reikia, taip sakant, iš Svetlanos išskaičiuoti tuos pinigus, kurį jinai nevagavo iš Lietuvos už pragyvenimą susimokėti. Ir panašiai. Nematant to, kad tuos visas emocijas ir panašiai sukelia ne tik, taip sakant, vidinę lietuvių būklę kai kurių, bet ir išorinis pasaulis, šiuo konkrečiu atveju Maskva ir Minskas. Minsko KGB pirmininkas net neslepia to, sakydamas, kad gal jūs paklauskite, kiek reikėtų iš Svetlanos įskaičiuoti jūsų valdžios, nes tie pinigai galėjo nueiti nuo įvairiom socialiniam programom. Štai turim peticiją, turim ir klausimus panašius. Taip kad mums reikia dar tiesiog mokytis to gyventi. Aišku, yra politinių instrumentų šiaip tokiom problemom spręsti, pradedant įvairiom, taip sakant, tarp žinybiniam, ministeriniam integracijos komisijom ir panašiai, bet kad jos neveikia.
Reiškia ir politikų, taip sakant, apsisprendimas šias problemas paversti pozityvų Lietuvai, kaip aš minėjau. Ekonomika, demografija ir taip toliau, jis yra dirbtinis. Ir tiek, tai čia daug veiksnių, bet visą laiką, kaip mes gyvenam tokiai pakuntės zonai, tokie procesai kaip migracija ir panašus dalykai, reikia turėti omenyje, yra susijęs su išoriniais veiksniais. Todėl ir turbūt nesiknai mes pradėjom pokalbį nuo Petro priminimo, kokia yra situacija tarp demokratijų ir autoritarinių režimų. Vyksta kova. Tiek šalių viduje, ten priklauso, taip sakant, nuo individualių charakteristikų, bet bendra tendencija, kad tose kovose dalyvauja ne tik, taip sakant, vidaus politiniai ir kitokie veiksniai, bet ir išoriniai. Tada, Gintautai, ar šitas politinė sistema, šita visa situacija, kuri yra dabar, koks jos yra vis dėlto potencialas pasikeisti ir kokia čia dinamika mūsų laukia? Ar mes tikrai vis daugės to populizmo, pluralizmo vadinamo ir tada jau visai chaose žmonės pasirinks kažką labai konkretaus ir labai jau aiškaus ir tada autoritariško, ar vis dėlto kažkaip mes čia galim išvairuoti tą visą situaciją? Labai daug yra veiksnių ir arba kintamųjų, kaip vadinama, ir atspėti neįmanoma, žodžiu. Baltarusija, Rusija norėtų investuoti į chaosą, yra Lietuvoje eurocentrinės taip pat idėjos, vadinasi, galvoti per Europos Sąjungą ir nepasiduoti šitam chaosui. Yra vidiniai demokratijos ištekliai, tai yra nuspėti tiksliai, kur mes judėsime negalime. Bet galime nuspėti, kur norėtų mūsų priešai, kad mes judėtumėme. Ir pavyzdžiui, šitas reikalavimas iš Cichanouskajo sumokėti už čia buvimą Lietuvoje, jis labai primena tokį juokingą dalyką, kaip Donaldas Trumpas norėjo, kad iš ukrainiečiai sumokėtų už suteiktą jiems prieš tai pagalbą. Tai jeigu taip atsitiktų, taip negražiai, tai galime Cichanauskai leisti pasirašyti sutartį spalvotais metalais, kuriuos Lietuva atras tenais, arba nafta, kurią iškas kur nors Baltarusijoje, kad mes investavę tenais pinigų 50% ir gausim 50% kažkokių išteklių. Žodžiu, idiotizmui aišku nėra ribų, jokių ribų nėra, bet vis dėlto, tarkime, iškyla kažkokia tai diskusija. Tai reiškia, kad visuomeniai reikia paaiškinti, ką Cichanauskai veikia Lietuvoje, ką veikia Baltarusija Lietuvoje, kaip mes galime su jais bendradarbiauti. Ir aš pats manau, kad šitas tai kaip mūsų užsienio reikalų ministerija, kaip mūsų politikai pasinaudojo Baltarusijos opozicijos kortą, yra nepakankamai, tik visiškai priešingai galvoju, nei ten susimokėti ar nesusimokėti. Aš manau, kad tai yra, ką mes darome su Baltarusijos demokratija, mes užtikriname savo saugumą. Ir tai yra investicija į mūsų saugumą. Jeigu Baltarusijoje būtų labiau demokratinis režimas, tai būtų milžiniška investicija į mūsų gerovę ekonominę, į saugumą ir regioninį saugumą. Klausimas yra tik tai kitas, kodėl mes taip prastai tenais investuojame, jeigu tai yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos krypčių. Ir atsakymas, kodėl prastai investuojame, todėl kad vietoje to racionalaus pokalbio apie demokratinį bendradarbiavimą ir projektus, kurie įvyktų Baltarusijai, jeigu ten ar mes padarytumėme kažką tai kartu su Lenkais, vietoje to prasideda kažkokia populistinė tautų draugystė ir sumokėk man pinigus. Na ir viskas tada. Štai pasirodė. Aš gerai girdžiu, kad pavojus tai vis dėlto demokratijai Lietuvos yra užsienyje labiau. Jeigu mes liksim čia vieni, tai kaip čia? Aš nemanau, kad užsienyje, aš pasakyčiau, kad nereikia vien tik tai, bet taip, be abejonės, kad yra Rusijoje, Baltarusijoje šitas pavojus mūsų demokratijai. Tik tai visada mėgdavo, žinote, Lietuvos komunistų partija, dar Zigmo Angariečio laikais mėgdavo pabrėžti stalinistams, mūsų komunistų partija atsirado anksčiau negu jūsų. Ir todėl jūs negalite mums primesti, žodžiu, kažkokių dalykų. Ta prasme, kad pasakyti, kad komunizmas į Lietuvą atkeliavo iš Rusijos, yra melas.
komunizmas į Lietuvą atkeliavo iš Lietuvos pirmiausia, o po to tik tai iš Rusijos. Todėl, kad Lenkijos ir Lietuvos karalystės socialdemokratų partija atsirado gerokai anksčiau nei Leninas ką nors nuveikė Rusijoje. Dėl komunistų papildyti Gintą, kai Jungtinėse Amerikos valstijose kūrėsi Amerikos komunistų partija, tai buvo 1920 metai ir jinai buvo gan skaitlinga, tai 5% jos narių buvo lietuvių emigrantai. Ir ten Pietų Afrikoje ir taip toliau, bet ne apie tai mes čia šiandien diskutuojam. Vis tiek tada gal bandysiu Petras, kol jis grįžo, paklausti dar kol yra, kaip vis dėlto susigrąžinti tą piliečių dėmesį ir pasitikėjimą politiką. Ne, tai pirmiausia, nereikėtų blaškytis ir tas posakis nemesk kelio dėl takelio, aš manau, yra labai prasmingas. Mums nereikia iš tikrųjų bandyti konkuruoti su populistais tom priemonėm, kokias jie naudoja. Aš neįsivaizduoju, kad pavyzdžiui, kuris rimtesnis Lietuvos politikas gali nurungti Gražulį. Ar ne, jeigu bandysi imituoti ir eiti tokiu keliu, tai čia yra pražūtis, ta prasme, standartas netas, ar ne? Mums reikėtų laikytis, žinoma, savo, sakyčiau, racionalaus politinio pagrindo, atsakingo bendravimo su piliečiais. Bet žinoma, reikia matyti, suprasti, kad kartais tas racionalias politinės tiesas galima pasakyti įvairiais būdais. Ir rasti tą prieigą prie savo auditorijos ir, sakykime taip, ją kurti, palaikyti, čia yra nebūtinai lengvas uždavinys. Komunikacija yra visada, žinokite, sunkus dalykas. Ir joje nebūtinai tu iš karto žinai, kad tu pasieksi tą auditoriją ir pasieksi rezultatą. Bet aš manau, kad tikrai, čia visos tos pastabos ir panašiai. Klausykit, aplink Lietuvą yra 1000 kilometrų autokratinių valstybių, ar ne, ir 700 kilometrų demokratinių valstybių. Tai jau dabar persvara yra ne mūsų pusė. Mes supraskime, kad iš tikrųjų yra didžiulė infiltracija ir noras veikti. Ir aš sakyčiau, tas toks konkurencingas, bet atsakingas bendravimas tarp tų pagrindinių politinių jėgų, jisai privalo būti. Aš nemanau, kad viena politinė jėga turi, sakyčiau, tokią istorinę nišą ir vien tik tai jie atsakingi ir jie gali dominuoti. Ne, mums reikia rasti būdą, konkuruojant, kurti tą, aš sakyčiau, tokią, gerą, dinamišką politinę aplinką. Lietuvoje piliečiai turi tą dalyką jausti, bet nenueiti į lankas ir pradėti, kaip sakyti, kalbėti vien tik tai apie batų formą ar šukuoseną. Tai vienu žodžiu, mokantis iš kitų, kartais padarai daugiau klaidų patsai, bet nepaisant to, aš manau, mums matyti geopolitika yra labai geras ženklas, kad pasimesti galima lengvai, bet paskui jau, kaip sakyti, atsibūsi visai kitokiam rytojui. Tai aš labai tikiuosi, kad mes turime tą, sakyčiau, išskirtinumą, istorinę pamoką, kuri dėja nėra lengva ir mes turim daryti atitinkamas išvadas. Ir aš atsiprašau už dėl atsijungimo. Žinot, Briuselėje internetas yra, sakyčiau taip, 2000 metų. Demokratijos nemažai. Visko būna šiandien nacionalinis streikas, taip, transportas. Taip, Raimundai, tai tada vis tiek dar kaip tokia kartais pesimistiniai tokios gaidos išlenda iš paties, norėjau ir paklausti, tai ar gali liberali demokratija susigrąžinti tą pasitikėjimą žmonių ir kad jinai čia pas mus vėl, jinai ir yra pas mus kol kas, bet kad jinai nepradingtų? Manau, kad teoriškai taip. Problema bus, kaip mes dorosime su to, ką ir Gintautas minėjo. Atsparumo problema. Vėlgi daugiau padiktuota išorinės aplinkos ar geopolitikos, kaip Petras sako. Ir čia mums bus iš tikrųjų daug problemų. Jeigu sugebėsim tą atlaikyti, tai viskas bus tvarkoj. O kita vertus, pesimistiškai kalbant, tai, žinot, nuo mūsų daug kas priklauso, bet ne viskas.
Ir vat klausimas, kaip bepročiai ten už tų 1000 kilometrų, kurie mus supa autoritarinėse valstybėse, jeigu jie beprotystę sugalvos, tai bus sunku. Kągi, ačiū. Dar tik tai pabaigai norėčiau tokį klausimą užduoti Gintautui. Paskutinį faktiškai turbūt. Jeigu liberali demokratija šiandien būtų žmogus, tai kokią pagalbą jie pirmiausia reiktų suteikti? Nedirbtinį kvėpavimą tikiuosi. Ai, atsiprašau. Aha, mikrofonas buvo kažkaip. Daug kalbėjau apie racionalumų krizę. Ir pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį reikėtų pasakyti, kad racionalumas tai nereiškia, kad tu visada teisus. Racionalumas normalus yra tada, kada tu savo gali pasakyti, kad aš nežinau, dar nežinau, kaip šitą klausimą spręsti ir mums reikia išklausyti nuomonės ir argumentus. Ir tada suprasti, kokioje vietoje mes darome klaidas ir paieškoti. Kitaip tariant, racionalumą aš suprantu kaip tokią racionalią komunikaciją tarp įvairių skirtingų žmonių. Ir dabar ta racionali komunikacija, ją galima iš principo plėtoti, kviečiant į būtent klubus ir aplinką žmonės, kurie turi savo racionaliai komunikuoja, tik reikia, žinoma, vis tiek tas įdomumo faktorius iškyla. Ir jau antrą minėjau dalyką, tai kad auditorijos, kurioms yra įdomu, kaip šitą ar kitą klausimą galima išspręsti. Aš, pavyzdžiui, kai manęs klausia, tarkime, tokie dalykai, ar ne, kartais reikia pripažinti. Dabar miškus užpuola parazitai, tai ar laukti, kol atskris paukščiai, ar iškirsti mišką, ar nieko nedaryti. Atsakau, nežinau. O supratimo neturiu ir man reikia išklausyti daugybę žmonių ir tai aš jau esu padaręs, daug žmonių ir nuo to mano žinojimas nepagerėjo. Vis tiek aš nežinau, kaip reikėtų apsispręsti kai kuriais klausimais. Ir čia yra normali racionalumo būklė. Normali racionalumo būklė, kada tu negali atsakyti į klausimus ir tada ieškai vadinamų racionalių autoritetų. Tai yra žmonių, ne autoritarinių asmenybių, autoritetų, kurie savo sferoje išmano ir tu ten nekiši savo nosies per daug, bet lauki, kad jie su tavim pakalbės rimtai. Ir antras, dar vienas dalykas, nemanau, kad liberali demokratija turi triumfuoti, todėl kad tai būtų idiotizmas, jeigu visi būtų liberalūs demokratai. Būtų gerai, kad ji turėtų liberali demokratija savo tvirtą auditoriją, ir savo žmonės, kurie juos palaiko. Ir viskas. Ir daugiau nereikia prašyti. Čia ir yra sėkmės scenarius. Viskas, kaip ir aišku. Ačiū Jums labai tikrai už pokalbį. Su Jumis buvo Gintautas Mažeikis, Petras Auštrevičius, Raimundas Lopata ir Jonas Vitkauskas. Ačiū už įdomią diskusiją ir gilias įžvalgas. Ačiū klausytojams ir iki kitų liberalių pokalbių. Liberalūs pokalbiai.